tikrųjų yra laukiami, gabūs jauni žmonės ir ne vienas pavyzdys, kad būtent Lietuvos jaunuoliai baigę tokias studijų programas jau šiandien yra pasiekę tikrai svaiginančias karjeros aukštumas. Tai gali būti nuo savivaldybės, tai gali būti visos viešojo administravimo įstaigos. Ir kadangi pas mus yra Lietuvoje biudžetinių įstaigų yra pakankamai daug, tai galimai įsidarbinti galimybė yra tikrai pakankamai didelė. Valstybei yra būtinos žinios, kompetencija ir jeigu anksčiau reikėjo daugiau galbūt drąsos, daugiau darbo vardan idėjos, tai šiandien jau aišku, kad Lietuva tiesiog kaip oro turi gauti kuo daugiau jaunų žmonių turinčių žinias, išsilavinimą ir kompetenciją. Davė daug žinių apie organizacijos valdymą, apie vidaus politikos valdymą. Tai jeigu žmogus nori siekti karjeros viešajame administravime ir viešajame valdyme, tai čia yra labai tinkama studijų programa.